pradedam naują pasiruošimą naujam sezonui. Natūralu, kaip ir kiekvienais metais, aišku, tie pokyčiai yra. Šiais metais žaidėjai, su kuriais, kaip sakyti, buvo atsisveikinta, tai būtų Dedura, Samusiovas, Gleveckas, Andelkovič, Ordinov. Tai vat, žaidėjai, tų žaidėjų kaip ir neteko. Ir aišku, natūralu, kad vietoj išėjusių žmonių žiūrim ir ieškom ko pakeisti ir kuo kompensuoti tas netektis. Turim laiko iki sezono pradžios, turim pakankamai laiko ir aišku, svarbu atsirinkti teisingus žmones. Karštligiškai kažką tai daryti irgi nesinori, bet aišku, turim jau Vaidą Slavicką, turim Donatą Petrauską ir aišku, bandyti reikalinga stiprinti centro gynėjo poziciją. Ir vyksta ta kryptim darbas. Artimiausi komandos planai iki sausio 19 būnam Panevėžy. Įvadinis tas darbas, vadinkim taip. Daugiau aerobinio to darbo, bet įvadinis jisai. Ir 20 dieną išvažiuojam į Turkiją. Grįžtam vasario 2, taip kad sausio mėnuo kaip ir aiškus, o vasario mėnesį vėlgi čia būsim ir priklausomai nuo oro sąlygų matysim, kas mums reikalinga ir tada priimsim sprendimus, ką toliau daryti.